Nu, ar atsidarė šašlyk sezon, ada ne, ada laukat. Kiek jau ruod, 20 plus. Tai jau jį normalia. Žodžiu, vakar biškėl pasidarbavau ir, kaip matėt, praeito serijo, daug maž susirinkom, kad pasižiūrėt, ar visą vamzdžių sistemą tink, ar man viskas atitink. O aš dabar išsikasiu čia, išsikasiu iš lauką, prasimušu polistirolą kiaurą, prasiversiu vandens vamzdį, įsidėsiu makaroną, čia pradėsiu vamzdėlius dėliuoti, kaip turbūt pasidaryti ir pradėsim pėlti visku su smėliu, trambautais, įlygintais, ves plot. Nu, šitas nežinau, nesimato. Atsikasiau iš antros pusės, kur video turi įeiti vandens vamzdis. Tai kaip jūs sakiau, kaip įsikasat pamatą, galite įsidėti polistirolą, kad būtum nuo žemės iki žemės, arba nuo šiltinimo iki šiltinimo. Ir kaip įsidėtas polistirolą, ar ant žemės, ar su metru atsimatuokit nuo kampo, arba paprasčiausiai ant žemės, su kokiais neoninės dažas žemėjimu užsiputat. Viskas. Vėliau, kaip susipil pamat, galit, kaip jau nusijimsat formas, jeigu ir atsimataunat su metru, pavyzdžiui, kur ir tą liniją, užsirašykit ant lapelį, kad nuo to kampo nuteik iki teik, žemiau ten koks 30-40 cm, turit polistirolą. Nes vėliau vis teik, kiek laik praeis, tai daža dings, o matmenį jūs turėsat, pėst atsikasė šitas ir įsilu piva laukan visku. Ir čia jau gali vesti visus vamzdžius, kokius tau reik, laidus, vamzdžius, da kokį nesąmonį sugalvojat. Nereikės jums knystis, čia kiek 50 minučių užtrunki išsikasti, krapštyti vis skylę, jį gali vesti į nori, niek nereik pjausti, daužyti, grandyti. Nu va, tepo prasimetėm, skylį išsikrapštėm, žinau, matas nesimato. Tarkim. Kiaura praei viskas tvarkinga, išsivalė vis polistirolą. Ir dabar pasiimsam vandens vamzdį, užmausam makaroną, įmesam į vidų. Nežinau, paliksiu gal virš grindų kokį metrą jaučiu, nes vis tiek ten dėsis po to alkūnėlis, viskas, tai jau kad užtektum truknė, kad būtum. O čia vis rulon paliksiu, tiesiog laukiu. Ir viskas. Šitas va tokia aparatėlė, nerekomenduoju, Paėmiau, galvoju, pasiims ką nors iš brangesnių, kad jis užšiaudėlį, bet vis tiek brangesnių. Sukau, nulūž iš kartą. Sukau varžtį, ir normalią prasipūt. Biškelį apsitaškį, bet čia nusivalys. Всё, žodžiu, vandens vamzdis ir užizoliuot. Šalia įmečiau gofrą, uždėjau galą, viskas įtvarko. Vidau irgi jau išein, tai einam pavyzdėsim. O taip, išein gofrą, vamzdis, užkėliau aukščiau, kad būtum, nes vis tiek reikės apapjauti ar įdėti alkūnėlį, nežinau, kad ruveito, kaip mūsų hidrofors, kokiam aukštį bus, kami ant reikalaus, kad būtum viskas suvest, kad priklaus. Gofrą, da kol kas nežinau, kam naudosim, bet įmečiau, mažą ką reikės ar į terasą, da ką nors, gali iškart pravesti, nereik grįžti papildomų skylių per seiną ir viskas per apačią, hop, ir viskas. Rami galva. Dabar imsam tų vamzdį, ir pasidarom tokį kaip maketoką, kiek mums reik. Tai vakar susibraižiau,
1,5 m realiai nuo čia ir 55 cm nuo čia. Užmečiau po 5 cm, kadangi nežinau, bus profilė, ar tašelė, gipsas, vingaups, dvigaups, plytelės, susidarys vis tai kažkoks seinų storis. Tai užmečiau 5 suomus, kad būtum lyčna, nes to veito turėtum būti dušo nubėgiams. Tavot, pasiemam alkūnėlių ir pasidarom. Teiktų ventiliacinį, teiktų nubėgimo iš dušo. Не знаю. Viską susijungiau, daugmaž. Ten du vamzdžio parein. Čia atskirą vamzdį. Galbūt, kad aš naudosiu ir skalbenkę su džiovyklė, galėsiu prakišti, padarys kokį nors, kaip sakyti, už nugaros kampelį, kur praein por vamzdėlių ir rytų. Galėsiu šonus laisvą ištraukti, įkeišti, jeigu kas hidroforą, tiesiogiai vandenį paleis per viskų, kad normaliai eitum normaliai srovė. Toliau viršano eis vis teik orą padavėms, tai dar nežinau, pamastysiu, kur aš nudėsiu. Ar aš jungsiu iš kart čia šitas, ar aš galbūt vesiu iki pat viršaus. Tai dar matysiu, pasigalvosiu, nes turės būti ir viens arba 2 ventiliatoriai vonios kambarį, kad viens ištrauktom, kiti pūstom orą greičiausia. Tai dar matysim, kaip čia bus. Čia šitas susiradau, kad 1,5 m, 55 daugmaž ir veito. Jau kaip dės polistirolį, pasikoregausiu, kur man tiksliai, kad būtum, nes vis tiek man dabar pleveson, kaip sakant. Tavot, dabar kaip su nuolydžiu čia gavos. Čia šitas linija ir grindų pats aukštis. Tai aš galėsiu biškelį žemiau paleisti, kad būtum sulik, o čia. Kad išlystum tik pats galėlis ir viskas. Nes vis tiek aš nenoriu daryti labai aukštą padą, kad ten padarysiu koks 5 cm su reneliu, kurį bėga vidų ir viskas. Bus vis tvarkinga. Tai žodžiu, tarkim, čia ir grindų viršus, kaip matot. Realiai tas vamzdis ir metras. Tai čia gavos nuolydžiaus grubė 8,5 cm. Tai čia šitas vis 10. Tai viskas normaliai. Nes vis tiek dažniausiai dušė arba vonio pilnu tempu leid vandenį ir viskas vara laukon. Kuo greičiau išeintų geriau. Jau viskas dabar įveito, kaip sustatyta, kaip matos. Jau kaip ir esam pasiruošiai. Dabar jau čia palauksiu, vis tiek šiandien jau nebepilsiu, bet pradėsiu lyginti su smėliu. Išsilyginsiu, išsitrambausiu visku, ką priklauso. Jau ateik žinių, per tas porą dienų įvyko, susirinkau realiai kaip ir vis vandentekiaus ir kanalizacijos, elektros, vos negalim sakyti komunikacijos, jos ir pravesta į lauką, į vidų, nu į taip toliau. Tai dabar jau vakar protestavau, viskas išbėg, į servetką įmetėm, į dar kažku, viskas bėg tvarko. Tai va, ne jokių problemų. Davaku, sekančio daly greičiausia ryto pradėsiu vežti smėlį, pradėsim lyginti, trambauti. Ir viso. Tai ką vis kam įdomi, spaudam like ir susimatysim kitą kartą.